Labas rytas, mėloji šeiminėlė. Dabar ties yra 9 val. Ryto sekmadienis. Prieš einant į parduotuvę apsipirkti, noriu truputėlį su jumis pakalbėti. Aš filmuoju iš savo kameros, telefono. Ir šis video visiškai nebus montuotas, jisai bus toks, koks yra, jokių škarpimų, jokių nieko. Gerai. Tai va, aš noriu pakalbėti apie šios metus, kurie 2024 pokyčiai ir taip pat, ką aš planuoju ateičiai. Jūs tikriausiai žinote, kad šiais metais mūsų su Simonu keliai išsiskyrė, prabuvome daugiau negu susituokę beveik 15 metų, kartu apie, vos ne 20 metų, truputėlį mažiau. Gana ilgas laiko tarpas, nieko blogo negaliu pasakyti, tikrai padėjo man ir augti, ir bręsti, ir atrasti save. Noriu pakalbėti apie pyktį, kurį jaučiu, arba kokias emocijas jaučiu eidama šiuo keliu. Aš pastebėjau, kad mano vaikystė ir mano vaikystės traumos pradėjo išlysti į viršų, kuomet mes su Simonu išėjome skirtingais keliais. Nežinau kodėl, bet turiu labai daug vaikystės prisiminimų, kurių neturėjau. Aš manau dėl to, kad tai yra traumos, kurias gal sugniaužiau prieš tai ir aš nenorėjau jų išleisti, kadangi buvau laiminga santuokoje ir gyvenimo planai, ir ateities planai ir kažkaip neišlindo niekas. Bet aš pastebėjau, kad labai daug pykčių paskutinius 6 mėnesius turiu. Ir kuo daugiau gilinausi į tai, kuo daugiau skaičiau apie tai, studijavau apie baimės, apie pyktį, apie tas visas emocijas, ypač sunku gyvenimo keliu, pavyzdžiui, skyrybų metu, ne? Dėl to, kad tu bandai save užglaistyti ir apsaugoti nuo vaikystės prisiminimų, gal nuo tų blogų dienų arba įvykių. Ir kuomet viskas einasi gerai, tu apie tai negalvoji. O kuomet Simonas ir aš pradėjau eiti skyrybų metu, atrodo, kad gavosi sprogimas, žinokite, viduje. Ir nesakyčiau, kad geras sprogimas. Visiškai negalėjau pykčio kontroliuoti. Ne tai, kad lėkštes daužiau ir langus daužiau, mėčiau viską, ne. Bet viduje aš jaučiau, kad negaliu. Ir tas žodis stop, tas angliškai, bet lietuviškai sustok, ne arba sustok, aš anksčiau to niekuomet nedarydavau. Bet aš pastebėjau, kad tai, ką norėjau sakyti, būdama maža, maža, sakyčiau taip, ir ko negalėjau sakyti, viskas išlindo į paviršių. Ir tai nėra blogas dalykas, tai nėra geras dalykas, aš paprasčiausiai su jumis dalinuosi tai, ką šiuo metu gyvenu, pergyvenu, arba kas vyksta mano gyvenime. Tai nėra kažkoks liūdnas video ir pasakyti, kad žiūrėkite į mane ir liūdėkite kartu su manimi. Tikrai ne. Tai yra normalios žmogiškos emocijos, kur mes tikrai, kiekviena moteris, vyras pereinama vienu ar kitu momentu. Ir žmonės, kurie vaidina, aš idealus, gyvenimas idealus, santuoka, vaikai, niekas nesipykstam, gražiai gyvenam, šiaudais kūrenam. Tai yra nesąmonė, tai yra neteisybė, nes kiekvienas, o jeigu taip ir yra, tai tada atsargiai. Moterys, vyrai atsargiai, nes vadinasi, kad mes bijome išreikšti savo emocijas, nes norime pasirodyti tarp kitų žmonių ir taip pat savo, kad viskas gerai, aš išgijau, judam į priekį. Man irgi taip pat buvo. Pirmus 3 mėnesius aš save apgaudinėjau, skyrybų metu eidama. Aš savo sakiau, kad viskas gerai, viskas aš gyju, aš jau jaučiuosi geriau, aš tik į priekį, aš matau karjerą kitokią, matau save kitokią, aš matau save augančią, švytinčią. Bet tai buvo melas, kadangi man reikėjo save apsaugoti, aš manau, pasąmoningai. Kodėl? Kad aš nepalūžčiau, kad aš gal nepradėčiau gerti alkoholio, kad aš nenustočiau eiti į mokyklą, kad aš mesčiau gal mokslus, tai aš save kaip ir užbūriau tuo toksiniu pozityvumu. Viskas gerai, aš einu į priekį, aš judu į priekį, bet po to man reikėjo prisėsti ir su savimi pakalbėti ir sakyti, Renata, nėra gerai, tavo akys liūdnos, tai, kas tave anksčiau džiugino, jau nebedžiugina.
tai, kas tave laiminga padarė anksčiau, gal hobiai kažkokie, jie tavęs jau nebedomina, nustok savo meluoti. Ir išjausk viską, ką tau reikia išjausti. Ir kuomet aš savo, net šiurpai nuėjau, kuomet aš savo tą leidimą daviau, kažkas manyje sprūgo. Ir išėjo, oh my God, kaip net koks šiurpas nuėjo man. Nežinau, ar matot, jo matot. Wow. O, Jėzau, tokia realizacija. Žiūrėkit. Mano visas veidas. Nežinau, ar matot. Ir žinokit, viskas išėjo į paviršių. Ir pradėjau sakyti tokius žodžius. Pavyzdžiui, vaikas kažką padaro, aš stop! Jeigu kažkas atsitinka. Ir aš tapau tokia mama, kurios pati nenorėjau. Mano mama tokia buvo. Ir taip pat, nežinau, ar jūs girdėjote apie tokį vyrą, vadinasi Dr. Matej Geibo, Matej, nežinau, amerikietis, jisai yra anglas jo. Ir jisai kalba apie psichologiją, apie traumas ir jisai sako, kad trauma yra toks dalykas, kur tu visuomet turėsi, jeigu kažkas tau gyvenime įvyko. O pas mane gyvenime įvyko nemažai ir aš manau tikrai ne tik aš viena, daugelis žmonių. Didžiausia trauma tai dėl mamos už savižudybės, tėtį taip pat nusižudė, bet neprisimenu, bet mama, kuomet aš gavau tą skambutį, tai sako, yra traumų, kurios su didelė raidė T, traumos, kurios tikrai yra vizualios, kurios tikrai yra akivaizdžios, pavyzdžiui, gal atsiprašau pasakyti, bet gal kažkokie, kažkas susijęs su lytiniais santykiais, gal susijęs su mirtimi, gal susijęs su, gal kažkas atsitiko tokio didelio, tai yra didelės traumos, jos yra akivaizdžios, bet yra taip pat traumų, kurios nėra akivaizdžios, kurios yra tokios mažesnės, bet jos vis tiek yra traumos. Pavyzdžiui, gal mama neateidavo, neapkabindavo, bet tu visuomet norėdavai, arba prioritetas tavo brolis arba sesuo, tai gal kitiems žmonėms, nenusišnekėk, gimė sesutė, reikia sesutė laiko, reikia viskas, ir tau gal to laiko visiškai neduoda. Tai yra taip pat tavo traumos. Ir gal žmonės sako, nenusišnekėk, pastoviai verkia į klešnę, arba, čia jau viskas upelis, jau bėga iš akių, jau per daug jinai jau čia vaidina, kad jau jai sunku. Bet trauma yra trauma, sakoma, kad jinai išlieka. Tu išmoksti, kaip su jie gal susidoroti, gyventi, kaip reaguoti, kaip per gyvenimą eiti, bet tos traumos visuomet bus. Jos užgis, bet nepilnai. Tai reikia į tai atkreipti dėmesį ir ant savęs nepykti. Ir kuomet aš pradėjau klausyti jų pamokymų, taip pat audio, žiūrėti video, kažkas sprogo manyje, aš savo pasakiau, kad aš leisiu savo išjausti. Sakoma, kad dažniausiai žmonės neišjaučia, dėl to taip jiems ir yra. Bet kuomet ateina tas pyktis gal, sako, kažkas tave trigerina, tai dažniausiai ne dėl to, kad kažkas įvyko dabar. Bet tas jausmas, kurio tu negalėjai išreikšti, būdama maža. Gal kažkas tau atsitiko, nes tu bijojai įskaudinti kitus, tu bijojai nuvilti mamą, tu bijojai nuvilti kitus žmonės. Tu laikei tą skausmą viduje. Ir jisai po to, kažkas tau įvyksta šiuo metu, gal 20 metų po to įvykiu. Ir tu sureaguoji taip stipriai, isteriškai netgi. Ir tu sakai tuos žodžius ir tos emocijos tokios didelės, bet atrodo tas dalykas toks mažas. Gal tas pienas išpiltas tavo vaikų. Bet kadangi tu negalėjai išreikšti savo jausmų prieš 20 metų, kuomet tu buvai maža mergaitė arba mažas berniukas, tu viską išlaikei, kuomet tavo vaikas tai padaro, arba kuomet gal kiti žmonės aplinkiniai kažką padaro, tu dabar jautiesi kaip ir saugi, tu gali išreikšti tai, ką tu jauti. Ir visas tas išreiškimas iškyla į paviršių taip stipriai, taip sprogsta. Ir kitiems žmonėms tai atrodo kokia durna, kokia tepilė gal, kaip jinai čia dabar reaguoja. Bet kūnas reaguoja į praeitį. Ne tai, kad kas nutiko dabar, bet kas trigerina dabar tave, tai tau praeities pasiekmės. Tai, kuomet aš pradėjau klausyti daugiau jo pamokymų, aš supratau, kad aš noriu išgyti, dėl to aš ir atsitraukiau truputėlį gal nuo to Instagramo, truputėlį nuo YouTube, pradėjau daugiau kalbėti, bendrauti vietoj to, kad tik
kurti, ką žmonės nori pamatyti, kas geresnė. Ne, ką aš noriu. Nes su mano gyjimu aš daugiau padėsiu, negu su tuo dalinimuose. Gal. Bet aš iš tikrųjų visuomet atvira savo video, kaip aš jaučiuosi, kaip aš gyvenu, kaip yra. Žinoma, visų detalių nedėsi, nes ir dėl vaikų, ir dėl savęs, ir dėl šeimos, bet kiek širdis leidžia, kiek logika leidžia, tuomet tikrai tai darau. Tai mano žinutė jums, moterys ir vyrai, išjauskite visus jausmus naujiems metams, 2025. Išjausti, sako, labai padėjo to vyro paaiškinimai prieš reaguojant. Nesakykit, ai, nereikia. Išjauskit viską. Nes tai, ką jūs jaučiate dabar, kaip jūs reaguojate, tas pyktis, tas nesuvaldomas pyktis, tai yra iš jūsų praeities, iš jūsų traumų. Ir mes negalėjome to išjausti, būdami maži, būdamos mažos, nes nebuvo saugu, nes nebuvo gerai, nes tau reikia būti gerai mergaitai, reikia būti geram berniukui, reikia patylėti, reikia nesakyti. Ir viskas susikaupė, susirinko į vidų. Tai kuomet ateina tos didelės emocijos dabar, nebandykite nuo jų pabėgti ir išjauskite. Ačiū, kad esate. Aš tikiuosi, kad šis video patiko. Iš tikrųjų, jisai labai paprastas, visiškai nemontuotas. Bet geros jums dienos, gero vakaro, labai įkaitęs telefonas. Aš jūs myliu. Iki.